Tai mano robotukas yra ganėtinai paprastas, bet manau, kad daugelį labai plačiai pritaikomas. Ir aš pasirinkau šį kartą pristatyti darbą, kai mano robotas renka informaciją iš internetinio puslapio ir talpina man viską į Excelio duomenų lentelę, taip pat siunčia elektroninius laiškus gavėjams. Pirmiausia, mano robotas rinks šį kartą informaciją iš info.lt puslapio pagal mano paieškos kriterijus, tai yra paslauga, kurios aš ieškau ir miestas, kuriame aš ieškau. Visą tą informaciją puslapyje, kai mes atidarome info.lt puslapį, ten yra daug įmonių pagal paieškos kriterijus, tai robotukas geba vaikščioti iš įmonės į įmonę, susirinkti naudingą informaciją reikalingą ir vaikščioti per puslapius. Tada tą visą informaciją reikia apdirbti dar šiek tiek, panaikinti kažkokius papildomus ženklus, tarpus ir kad gautumėm tą jau paprastą tekstą. Viskas rašys į Excelio duomenų lentelę, robotukas geba išsiųsti laiškus gavėjams. Tai galėtų būti ir komerciniai pasiūlymai, ir pasveikinimai tiek su šventėmis, tiek su gimtadieniais, galbūt čia jau pagal specifiką reikėtų pasirinkti, ko norime. Tai gal tiesiog paleisiu robotuką ir statybų sektoriaus įmonį ieškosiu ir Vilniaus mieste. Atsidaro, robotas susiveda paieškos duomenis ir susiranda įmonės. Nusiskenuoja visą puslapį, visas įmonės ir pradeda vaikščioti per įmonės. Pasirinkau, kad man išimtų duomenis, tai įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, nuoroda internetinį puslapį, jeigu jį tokį turi, ir elektroninio pašto adresas. Ir taip kiekvienos įmonės duomenis jis susirenka ir apdirba tekstinę reikšmę. Taip atrodytų duomenų lentelė, kad surinko įmonės tam tikrame mieste, telefono numerį, nuorodą. Kalbant apie teksto apdirbimą, tai būna tiesiog tokios klaidos, kad kopijuojant elektroninio pašto adresą yra įvedamas mail to, tokia kaip nuoroda, kuri mums nereikalinga ir tokio elektroninio pašto mes neišsiųsim nė vieno laiško. Tai tas teksto apdirbimas būtent ir yra, kad panaikina tam tikrus ženklus ir palieka tik tai tą reikšmę, kuri mums yra reikalinga. Aš pasirinkau tiesiog tokį variantą, kad siųsti laiškus tik tai tiem, kam gali. Elektroninį laišką gali siųsti visiems gavėjams, kurie yra duomenų lentelėje. Tai šiam kartui įsidėjau savo elektroninius paštus, kad nusiųstų man laiškus. Prie laiško galima nurodyti ir laiško tekstą standartinį, kažkokį tai pasveikinimą su šventėm, pridėti kažkokius PDF-inius dokumentus, nebūtinai PDF-inius, bet kokius dokumentus praktiškai galima pridėti. Ar atvirutę, ar kažkokį tai komercinio pasiūlymo, ar Wordinį dokumentą. Ir robotas puikiai geba siųsti laiškus. Pakeičia tas mail to, pavyzdžiui, reikšmes ir gali išsiųsti laiškus. Jeigu neranda, robotas nestringa tai vietoje, yra pridėti saugos tokie žingsniai. Jeigu nerastų elektroninio pašto, tiesiog praleistų tą įmonę ir keliautų prie kitos. Ir tokiu būdu jisai siunčia laiškus. Tai aš manau tiek.